21 dieną Paliesiaus dvare skambės visoks čiurlionis. Brandus, jaunas, dar tik bepradedantis savo kelią. O taip pat žvelgsiu į jį ir iš 60 metų perspektyvos po jo išėjimo. Man rodos, verta jį pažinti, išgirsti, suprasti dar ir dėl to, koks jis artimas lietuviams ir Lietuvos žemėje gyvenantiems. Artimas savo meilę šaliai, artimas to šalies gamtos, žmonių girdėjimu ir artimas mums kiekvienam savo sielą, kurioje telpa viskas. Ir audra, ir keistumas, ir liga, ir ilgesys, ir meilė. Viskas telpa jame. Žaltyje, kuris girdėjo save ir kaip žmogų, ir kaip gelmių ir aukštumų valdovą. Kviečiu jūs išgirsti Žalčio sonata Paliesiaus dvare, vasario 21.